norėčiau pasiūlyti lankytis bibliotekose, nes gal knygynai irgi turi daug knygų, bet knygyne reikia pirkti knygas, o bibliotekos lobynai neišsemiami ir bibliotekos turi pačias naujausias šiuo metu knygas. Atverti bibliotekos duris ir patyrinėti kartais netikėtai gali ta teisinga knyga atsirasti rankose. Skaitymo malonumą tai aš atradau labai anksti vaikystėje. Aš turėjau nuostabų senelį, kuris buvo mano pats kantriausias iš vis mokytojas skaityti, rašyti. Ir jis buvo pirmas, kuris turbūt man taip daug kantriai, intensyviai skaitydavo pasakų. Ir jau su noru, kad aš ir pati gal pradėčiau po truputį skaityti. Ir man atrodo, iš ten atsirado mano tokia meilė apskritai knygom. O mano pirmos bibliotekos, tai pasisekė, kad prie namų netoli yra biblioteka, tokia nedidelė, Gerosios Vilties biblioteka, kurioje labai dažnai lankydavausi jau pradėjus mokyklą lankyti. Mokyklos biblioteka, kurioje nebuvo beveik jokių daug knygų pasirinkimo, bet mano buvo saugi vieta. Ypač galvoju, turbūt kokia 5-6 klasiai. Ta vieta, kur galėdavau pasislėpti, pabėgti, ramiai pabūt. Nes mokykloje ne visada turėjau gal lengviausią laiką paauglystėje ir patyčių esu patyrus. Tai knygos man buvo labai didelis prieglobstis ir mokyklos biblioteka. Ir man atrodo, labai panašiu metu aš pradėjau lankytis šitoje bibliotekoje. Aš tik negaliu atsiminti, kas mane pirmas atvedė ją ir kaip čia aš pirmą kartą atėjau, jinai atrodė visiškai kitaip. Ir įėjimas buvo pro gatvę, man atrodo. Ir tos lentynos tokios visai kitokios, tamsios, daug tų knygų. Ir tas didelis pasirinkimas. Aš jau buvau knygų reike tapus ir skaitydavau daug. Labai dažnai, man atrodo, vaikystėje aš čia ateidavau. O kas turbūt dar juokinga, aš tai bandžiau sugalvoti, kodėl mes čia sėdim šiandien vaikų bibliotekoje. Todėl, kad aš nuo vaikystės, kai pradėjau čia lankytis, rinkti knygas, tada aš pradėjau studijuoti Vilniaus universitete ir studijavau ir vis krypau į vaikų literatūrą. Ir kai jau ruošiausi savo studijų filologijos bakalaurinį darbą rašyti, tai aišku, daug paskaitų pas Kęstutį Urbą lankiau ir tas vaikų literatūros sąrašas, ką reikėjo perskaityti studijom, irgi buvo labai didelis. Ir aš čia irgi lankydavausi, jau būdama studentė. O dabar tęsiu, jau truputį gal kitais darbais, bet vaikų literatūrą vis tiek dar labai daug gausiai skaitau. Tai kažkaip šita biblioteka mano gyvenimo labai didelę dalį laiko, tokia yra svarbi vieta. Man atrodo, kad taip, knygos be abejo buvo mano labai svarbi apskritai visos mano asmenybės formavimosi dalis. Ir aš turbūt labai anksti pradėjau skaityti tokias nebevaikiškas gal knygas ir dažnai užtat kartais pati iš savęs pasijuokiu, kad vaikų literatūrą aš atradau labiau suaugusi ir daug vaikų literatūros skaitau ir renku, ir perku, kaupiu, ir bibliotekose skaitau, ir rašau, ir su vaikais bendrauju, kai jau suaugau. Kai buvau vaikas, tai aš labiau skaičiau jau tokią paauglių literatūrą turbūt. Ir jinai mane labai stipriai formavo apie tai, kaip aš įsivaizdavau, kas yra tas, nežinau, įdomus, protingas, nežinau, išsilavinęs žmogus, kažkoks žmogaus idealas. Ir tai buvo žmogus, kuris daug skaito ir kuris kažką veikia su literatūra, kažką veikia literatūros pasaulyje, kažkaip jam tos knygos yra svarbios. Tai tikrai labai, man atrodo, stipriai knygos mane ir ta aplinka visa knygų ir knygų žmonės labai stipriai ir iki dabar veikia.
Tai taip, aišku, kasdieniam darbe man bibliotekos lobynai yra labai svarbus ir aš neretai esu ir ta, kuri ateina paskaityti ir į periodikos skaityklą, ypač kažkokių ten neretesnių, senesnių dalykų. Ir taip galvoju, kad turbūt standartiškai, tai kas 2 savaitės kokiais nors darbiniais reikalais aš ateinu ar pasiskolinti, ar vietoj paskaityti. Kita vertus, kadangi aš esu gidė ir aš neturiu kažkokios nuolatinės darbo vietos, ar net, tarkim, kurioje, darbo kabineto, pavadinkim, tai be savo namų darbo kambario, tai jeigu aš noriu kažkur tai ramiai padirbėti, tai aišku, tik tai biblioteka ir dažniausiai būtent šita biblioteka yra, kur aš einu savo tyliai prie mėgstamo stalo kampo padirbėti. Tai knygos man yra turbūt toks nuolatinis vis tiek darbinis įrankis. Internetas negali atstoti ir manau, kad dar labai ilgai neatstos nei dirbtinis intelektas tų senųjų kažkokių ar neleistų knygų, kurios, nežinau, leistos daug seniau ar nepakartotos, nepatekusios į virtualią dar erdvę. Tai biblioteka labai man vertinga ir reikalinga. Tai kaip ir šiandien mano krepšyje, su kuriuo atėjau į šitą pokalbį, dažniausiai būna taip kažkas darbui skirta, ar apie Vilnių, ar apie istoriją, arba apie asmenybės. Dažnai labai atsiduria laisvalaikiui kokia nors fantastikos knyga ir nebūtinai labai rimta, dažnai kokia nors ir paauglių. Tai fantasy žanras yra mano poilsio žanras, kurį mėgstu ir skaitau. Dar labai dažnai ir savo malonumui, bet turbūt dažnai persipina ir su darbu, tai yra pažintinės visokios informacinės, negrožinės knygos, kurių atsiduria irgi dažnai mano sąraše, ką pasiimu, ką užsisakau. Ir aišku, vaikiškos knygos, kurių tikrai daug irgi ieškau, skaitau ir senas, ir naujas. Tai man ir kvėpimo šaltinis, bet tuo pačiu ir malonumas, ir, nežinau, ir darbo netgi kartais įrankis. Tai labai įvairus tas krepšys būna. Bibliotekos pastato kaip rūmų istorija apskritai labai įdomi. Man asmeniškai įdomiausias turbūt laikotarpis Tiškevičių, nors jau čia rūmai ir iki jų stovėjo, bet jie gražiausią dalį nudirbo, įrengdami savo ar neskonių ir pinigais galimybėm interjerus, kas yra nuostabu ir aš visada žmonėm turbūt tą ir sakau, kad verta eiti į suaugusiųjų skyrių ir tyrinėti tuos interjerus. Labai gražus restauracijos darbas, krosnys, atidengtos freskos, tai turbūt čia tokia pati gražiausia man dalis ir įdomiausia apskritai, nes man Tiškevičiai kaip didikai, tokie žmonės, kurie turėjo rūmų ir įdomų labai kultūrinį gyvenimą, tokia mėgstama giminė, apie ką šiaip gal domėtis ar pasakoti, skaityti. Vilniuje nėra labai daug vietų, kur galima būtų, jau daug apie juos pasakoti, tai šitas pastatas dėkingas, kad galima tokį irgi stabtelėjimą apie šitą giminę padaryti. Bet aš turbūt rekomenduočiau labiausiai visiems skaitytojam ir ne tik, nežinau, svečiam, kurie ateina eiti į bibliotekos ekskursiją, nes jinai nuostabiai įdomi. Ir aš pati buvau turbūt jau 2 kartus ir dar eičiau ir 3 kartą, nes tikrai labai darbuotojas įdomiai pasakoja ir turbūt kiekviena darbuotoja dar savo gal šiek tiek prideda, kaip tą istoriją papasakoja. Bet tikrai labai įdomu, nuo rūsių iki praėjimų tarp namų, iki atkurtų interjerų, vaizdo palėpėje, nežinau. Tiesiog viską rekomenduoju ištyrinėti. Įtrauktis yra mano labai svarbi iš tikrųjų veiklos dalis ir atiduodu daug jėgų, kad ta įtrauktis didėtų, ypač kultūrinėme sektoriuje. Ir tai nutiko turbūt irgi pakankamai atsitiktinai. Tiesiog vieną dieną aš sužinojau tą neįtikėtiną statistiką, kad labai daug žmonių patiriančių įvairiausių sunkumų, nuo ar ne mokymosi, nežinau, judėjimo, suvokimo, socialinių iššūkių kažkokių, kad jiem žmonėm yra apribotos galimybės lankytis kultūrinėse institucijose, ar tai būtų biblioteka, ar muziejus, ar nežinau, netgi ta pati ekskursija mieste. Literatūra lengvai suprantamos kalbos metodu parengta,
Tikrai dar tik tai pradžia yra Lietuvoje ir daugiausiai tos lengvai suprantamos kalbos galima pamatyti įvairiausių vyriausybinių institucijų, nežinau, pavyzdžiui, elektroniniuose tinklapiuose, nes tai jau tapo privaloma ar ne pateikti informaciją, bet grožinės literatūros tikrai turim dar labai nedaug, vieną kitą leidinį ir pirmi vaikam leidiniai pritaikyti vaikam, kurie patiria skaitymo iššūkių, disleksiją, suvokimo sunkumo, būtent vaikų bibliotekos ir Adomo Mickevičiaus skyriaus ruošti kartu su komanda žmonių. Tai labai daug sulaukėme tokių pasidžiaugimų su tuo leidiniu, kad tiksliau 2 leidiniais, nes jau dabar yra 2, jie yra elektroniniai, nemokami, sulaukėme pasidžiaugimo daug iš mokytojų, iš specialistų, specialiųjų pedagogų, raidos specialistų, kurie dirba su vaikais, bet taip pat skaito juos ir namuose šeimos. Tai tikrai labai džiugu, kad mus skatina nesustoti, dar daugiau tų leidinių, daugiau leidinių, kurie galėtų kuo geriau atliepti mokyklinę programą, skatina nesustoti ir daugiau kurti, rašyti, kad tas skaitytojas galėtų patirti sėkmę skaitymo. Man atrodo, kad biblioteka šiomis dienomis yra tapusi, net nežinau kaip čia pavadinti, gal bendruomenės centru ir net tam tikra prasme turbūt tokia šerdimi, kurioje vyksta tiek daug kultūrinių įvykių. Aš kartais net ir pati nebegaliu jau susekti, kiek visko biblioteka gali ir kiek joje visko vyksta. Bet vien tik tai komplimentai turbūt apie tą didelę įvairovę, kad kiekvienas gali rasti dar veiklų be knygų. Ir renginius, ir ekskursijas, ir edukacijas, ir dirbtuves, koncertus. Ypač Adomo Mickevičiaus biblioteka labai prisitaikė prie šiandieninio skaitytojo ar lankytojo, nes net ir be knygos, net ir neatėjęs pasiimti knygos, aš galvoju, kad ir pati dažnai ateinu iš tą biblioteką, nebūtinai vien tik knygos pasiimti, nes bibliotekoje labai daug visko vyksta. Tai mano turbūt palinkėjimas ateities bibliotekai būtų tik nesustoti ir nepavargti daryti visko vienu metu daug, nes man atrodo žmonėm labai reikia turėti tokią erdvę, kurioje gali būti priimtas ir patirti daug skirtingų dalykų.